Šiaip tai jūs dažnai sakot, kad tas balkonėlio, tas jau valdovas atspindi kažką, bet šiaip tai išsigimėlė kanclerė, tai irgi labai atspindi laikmečio išsigimimą tokį. Tik aš tokio išsigimimo iš viso nemačiau, kaip yra ta daina, šitokio gražumo niekur nemačiau, čia galima perdainuoti, šitokio išsigimimo dar niekur nemačiau. Nu, bet jau tokia išsigimėlė, suprantat, šiais metais, bet aš net ir nesužinojau, bet, na, galima buvo prognozuoti, kad vėl bandys užversti tėtį, bėgiodama iš namų, atimdama vaistus, atėmė vaistus. Atėmus vaistus, jisai neatskleidžia, bet kažkurio momentu išskrido į Šveicariją, suprantat? Bet ten buvo trumpai, turbūt kokiam 3 dienom, nes 3 dienas neturėjo jokių vaistų, tai jam pablogėjo labai baisiai, nes negalėjo nuo skausmo gerti, negalėjo nuo spaudimo gerti. Kentėjo, nes negalima su nieko bendrauti, nes Kristina yra visiškai svetimas žmogus, vienintelis giminė yra išsigimėlė kanclerė, ten tose sektose taip yra, nu, tai tas, kuris pagrobęs, užvaldęs, tai čia yra giminė, tavo viskas. Tai paimkit bet kurią sektą, ten tas pats yra valdymas, tas pats smegenų praplovimas. O apie anūkę aš bandžiau pasakyti paprastą dalyką, paprastą faktą, kad seneliai senatvėje, jiem visas džiaugsmas būna anūkai, tai kai nukirto, nieko neorganizuok. Aš jam norėjau pasakyti, kad yra dėl ko gyventi, kad dar pratemsi, valgysi, pratemsi, pamatysi anūkę, kaip nukirto, čiut nepradėjo rėkti. Tiek pritreniruota. Tai aš manau, kad tai išsigimėlė tiki. Kaip iš bylos matosi, kad tie organizacijos visos ir pati Deimilė suabejojo, ar jinai tikra tenai savo motinos duktė, įsivaizduojat. Nes vaikteisiai atėmė iš poros vaiką ir pasakė, čia ne jūsų vaikas, mes kur nors atiduosim geriau įvaikinti, va taip va. Atėmimo pagrindas, nes čia ne jūsų vaikas. Tai irgi va, neina susišnekėt. Nukirto, man nepasako, kad aš čia per silpnas nieko, kaip ką sakau, neorganizuoti, sakau, apsimoka gyventi, pamatysi, anūkę, atvažiuos, pauks, o Jėzus Marija. Anūkės nėra, nieko nėra, vaikų nėra, nieko nėra. Tai dabar aiškiau, dėl ko ten susprogo tos akis, nėra čia ko skraidyti į tas Šveicarijas, ten su savo tais išsigimusiais ordinais. Skrido matyti išsigimėlė, dar kokią juostą užsidėti, nes, kaip paminėjo Šveicarija, viskas aišku, kad išsigimęs ordinas, nes jisai veikia Šveicarijoje, Italijoje, išsigimęs ordinas, jeigu tokį išsigimėlę turi. Bet jinai tokį išsigimimą reprezentuoja, aš net filmuose nerandu, aš filmuose, vat, kur būna, kovoja dvi princesės, viena labai pabaisa, kita ne visai pabaisa. Tai dažniausiai būna ta pabaisa tokia, vat, elgesys jos tos pabaisos tokios, kad kažką padarys, kažką nunuodys, kažką nužudys, kažkam kažką padarys, vienu žodžiu, va tokia, va. Bet čia dabar irgi išsigimėlė sėdėjo Šveicarijoje, tai tiek pritreniruotas nieko nesakyti, nieko nesakė. Aš sakau, tu nori mirti, nes jinai pabėgo iš namų. Sakau, kur pabėgo, į Palangą, ne į Palangą. Nu, nepaklausiau, ar į Šveicariją pabėgo, būčiau paklausius, būtų pasakęs. Kur pabėgo, sakau, šį kartą, ką man čia kviesti, kur tu, sakau, pagreitasis važinėsiesi, sakau, tu namie būk. Tik sakau, eik valgyti. Bet jeigu keliom dienom išskrido į Šveicariją, tai maistas, aišku, buvo jau senas ir į 3 dieną, nu, tai žmogui blogai pasidarė. Dabar išsigimusi su išsigimėlė mano ta kažkada buvusi sistra išvažiavo į Palangą. Vėl žmogus, vėl man labai blogai. Ko tu, sakau, prie jos taip prisirišęs, prie tos bobos baisios? Kas yra, ko čia tau taip smegenis praplauti? Greit, sakau, socialinės paslaugos organizuojas, pabėgo šitą, skambinį socialinę, bet irgi negalima net šito, nes socialiniai teikia paslaugas šeimai. Bet jei socialiniai ateitų, tai jinai nustotų ten siautyti, nes jisai net nesupranta, ką reiškia, jeigu pusę dienos jinai jo nekeiktų, nevadintų paskutiniais žodžiais, tai jam pagerėtų sveikata, nes jinai atsikelia iš ryto, tai jis prieš 2 metusgi skundėsi, atsikelia iš ryto, iškeikė, iškolioje ir paskui kaip anoreksija jam įvarė, stovėjo šalia ir komentavo kiekvieną maistą. Va, atsimenat, kai aš jums sakiau, kad turiu pamišusius kaimynus, kur stovi, pjauni žolę, stovi, komentuoja ir gali susižeisti, kai stovi ir komentuoja. Ir tą patį metodą jinai panaudojo su tėčiu.
Ir jisai metė valgyti paštetą, metė valgyti pupeles, metė valgyti žirnelius, viską, kas gerina virškinimą. Jis pervedė jį ant kažkokio nesąmoningo maisto, jam reikėtų sugrįžti prie savo maisto, prie tos pačios jautienos. Nieko jinai jam blogo nepadarytų, tik duotų stiprumo. Dabar kam tu papasakoji, tai nepasakok, bet kad aš viską jaučiu ir viską žinau. Jeigu kažkokia išsigimusi boba bando įlėkti stulpą ir stulpą užversti mum ant namo, tai kažkas tokio ir vyksta, aš tai supratau. Kad jau numarino, jau laukia, grįšiu lavoną, susiforminsiu, grįžta vėl gyvas. Tai matyti iškeikė iškolijo, vėl pabėgo. Jinaigi tą patį scenarijų kaip pernai. Pernai išlėkė 3 dienom į Palangą, grįžo lavoną pasiimti, nėra lavono, išvarė į išsigimusi ordiną švęst, kitą dieną pas savo mamą gimtadienio. Dabar tas pats, dabar išskrido į Šveicariją su ordinu, grįžo, nėra lavono, tada nuvarė gimšaką švęsti. Ai, tai jisai, supratau, jisai LMTA tūsų pavadino kelionę į Šveicariją. Sako, jinai išvažiavo į LMTA vakarėlį. Bet tai sakau, kodėl jinai negali su darbovietė išvažiuoti. Ir tada prigrasinta nieko nesakyti, kad tas vakarėlis 3 dienos, 4 dienos užsienyje. Nu, sakau, bet jinai gali išvažiuoti ar negali, sakau, tik čia jos darbas. Nu, arba konferencijos būna iš 2-3 dienų, arba kelionės būna, ten suprantat, kvalifikacinės tenais būna, vienu žodžiu. Grįžo, dar vaikšto tas lavonas, tai 3 dienas neturėjo šitą rūgšties vaistų, sakau, tai jinai turi nupirkti. Nu, jinai taip žiūri jį kaip į lavoną. Čia lavonas, čia technikos reikalas, paskui atvažiuosiu tavęs, taigi grasino ne kartą. Čia tokį keistą atvejį turėjau, kad vienoje grupėje pradėjo dėti toks spaudimas ir tik paskui supratau, kad norėjau sužinoti situaciją, nes jie nežino mano situacijos, kaip yra su spaudimu. Nes aš niekur neinu, jie nežino. Ir gal net Barboros kurjerį pakeitė, gal tas rinkdavo informaciją, nežinau. Žodžiu, aš nebesitampau su maišais, bet dabar laukiu YouTube'os pašalpos, kadangi čia sektantai, man atrodo, sėdi iš juodos išsigimėlių sektus, tai aišku, kad jie nerems, nes jie turi planą, jie man čia pradėjo kanapės vežioti. Po to lauk sunkvežimio kanapių, tada milicijos, aš jau viską supratau. Reikės atsakyti šakas, arba reikės pusę atsakyti, kad tik tai vienas vežtų, nes jis taip nedaro. O iš to tai aš neįsivaizduoju, kam taip daryti. Keistai visų pirma bendraudavo, o dabar man kanapę atvežė. Į tikrą kanapę iškrauna iš sunkvežimio ir sako, žiūrėk, sako, pluoštinė kanapė. O tu, sakau, jūs nematėt, kaip atrodo pluoštinė kanapė? Ir jinai man pernai geri riekavo. Paul Demiko apie tave rodė, mes visi žiūrėjom. Čia tas pats Paul Demiko, kurisai lietuvių kalbą prie slavų priskyrė. Tai labai faina, kad kvailas človekas jai yra, jinai seka kvailų žmogumi. Etnologijos profesoriaus popierinė žmona, kur vaikai nuo 3 metų, kai tik tai išmoko rašyti, žino, kur priklauso lietuvių kalba. Čia nežino, bet jai yra jisai kelrodė žvaigždė, kad apdergė mane, aš nemačiau tų laidų. Taip, jeigu žmogus spamina internete, daug šneka, galima taip sukarpyti, padaryti iš jo visišką durnių, bet kas supranta, tas supranta ir laisvai išmokti pliurpti, tai reikia irgi prasilaužti. Ir padarai visokių kliurkų, ir visokių ir visokių ten nesąmonių pasakai. Ir tai yra laisvo pliurpimo minusai, kitas niekada ir neišdrįsta, kitas bijo kritikos, mes irgi ilgus metus, ir Albertas overprotective buvo, ir bijojo kritikos, bijojo, kad aš neatlaikysiu. Bijojo, kad lygins su kitais, kokiais ten su Bartašiūnaitė, bet aš nieko panašaus į Bartašiūnaitę nesu ir nelyginu. Tai čia niekas nesikeičia, bet dievulis jau jais mokė, bet reiškia susiremontavo akis, jeigu varo greičiausiai su mašina. Bet žinai ką, moteriškė, čia tavo skalikai greičiausiai klausys ir tau persakys, nes labai įdomu, pernai jinai sėdėjo Palangoje ir jinai nežinojo, kad mes sėdime bute.
Tiesa, dabar tėtės dokumentai bute buvo, man labai keista apskritai ligoninės, kodėl klauso tokios išsigimusios pamišėlės. Žmogus ligoniniai negali būti be dokumentų. O jeigu kas jam atsitiktų, jeigu kažkur jį pervežti. Dokumentai išvežti namo. Raktas buto yra užrakintas bute. Įsivaizduojat? Ir jisai pradėjo pergyventi. Tai sakau, rakto šitą durų laužimo yra įmonė galų gale. Jeigu viduje yra pinigų išlaušysi, mokėsi. Ir sakau, paskui socialinius organizuokis, jeigu jinai taip daro, jeigu jinai bėga iš namų, tau reikia socialinės pagalbos ir viskas, ateis pabus su tavim. Su žmogum pabūti, tiesiog atnešti, paduoti. Bet ten jau toks praplovimas yra, nes ten pasirink, arba aš, arba jinai. Ir labai keistai, jinai taip nekalbėdavo su tokiu rusišku akcentu, arba aš, arba jinai. Ar jai sutriko kalbėsena? Aukštosios dėstytojai. Kalbėsena sutriko. Arba aš, arba jinai. Vienu žodžiu išsigimėlė tu. Tu. Bet žiūrėk, nebeatlaikė. Praplauta smegenys vis tiek neatlaiko. Vis tiek praplovė, reiškiasi, ne su tuo feiriu. Nepraplausiu. Vis dėlto žmogus, tai sako, buvęs profesorius. Jis yra profesorius, jis nėra buvęs. Jis jaučia grėsmę, jisai pajuto grėsmę šitoj situacijoje, aš jį nuraminau, kad niekas į gatvę neišrašo,